Antakalnio stovykloje sportuoja ypatingas krepšininkas. Kuo jis ypatingas, papasakos mūsų korespondentas Tumas. Keliamės į Antakalnį. Tumai, ar yra ryšys? Taip, yra žinoma ryšys ir mes kalbiname Karlį Noreiką. Tai sakyk, Karli, kaip tau stovykla patinka? Labai. Kas labiausiai patinka stovykloje? Labiausiai patinka Vytautas. Vytautas patinka? Geras treneris. Ar draugas čia? Draugas. Draugas, ne? Jūs geri draugai labai. Taip. Taip. O kaip smagu leisti laiką stovykloje? Taip. Tai labai smagu. Klausyk, Karli, girdėjom, kad rytoj tavo gimtadienis. Kaip žadi švęsti? Atsinešti ledų. Ledų, Čiulpinukų. Čiulpinukų. Šakoti. Šakoti netgi. Ir dar tortą paprastą. Ir ant pagaliuko bus sudėtos braškės ir bananai. Oho, ir pasidalinsi viską su draugais. Tai labai draugiškas. Bet reikės tada pasakyti man, kiek bus laiko, nes aš nežinau, kiek atneš. Nežinai kiek? Tai treneris tai jau sutvarkys. O treneriams duosi, Karli? Gerai. O šitam dėdei duosi, kur filmuojate? Taip. Gerai. Šitas Tai jau dėdė. Andrius turės rytoj atvykti būtinai. O kuo jis bus užaugęs? Kuo būsi? Palyčinku. Policininku? Kodėl? Dėl kad aš noriu sugauti visus vagius. O, šaunuolį. Štai taip. Tumai? Grįžtame pas tave, Andriu. Gerai, žinių studijoje tęsėme. Čia žinias veda Vitalijus Zapalskis.